grįžtant atgal prie degančio vandens, vienas iš paaiškinimų, tai jeigu vykdoma dar prie hidraulinio plėšimo Jungtinėse valstijose. Yra užsakiusi Jungtinių valstybių federalinė valdžia mokslininkų grupiai studija, kuri pasirodys, turėtų būti atiduota kitų metų pabaigoje, kiek teko šnekėti, gal būtų bent jau dalis jos ir vėl, kaip sakoma, prieinama visuomenė, apie būtent hidraulinio plėšimo tyrimą. Nes kiek teko girdėti nuomonių Lenkijoje išsakytų per konferenciją, tai, kad tiek tos grėsmės, kurias čia vardinau, tiek apsaugos priemonės, jeigu mes pasvarstime, bent jau visos, jos nėra įrodytos. Dažniausiai jos yra hipotetinės, nes taip, žmogus žino, jeigu praplėšęs gali išeiti. Lygiai taip pat taip, jeigu gerai padarysim, to nebus. Bet nors vieno tyrimo įrodymo skaičiaus dažniausiai nėra. Sakykime, viena iš nuomonių. Todėl yra dirbama tai, kad būtų tie skaičiai, kurie pasakytų arba kad tai blogai, arba kad tai gerai. O su degančiu vandeniu ir tais filmukais yra tekę girdėti tokią nuomonę, ir aš kaip biologas, tai nebūtinai, tai gali būti vėlgi stengiantis pridengti, tačiau yra tai, jeigu molio skalūnų sluoksniai, tai kaip Bornholme slūgso paviršių. Ir jų savybės ir ypač trapumas yra pakankamas. Tai jūs rankiniu gręžimu įsigręžę keliasdešimt metrų, jūs jau pažeidė. Jeigu tos dujos yra laisvam būdui, jos gali eiti ir sprogti. Yra buvę Jungtinėse valstijose atvejų, kai Rusiai kažkada kažkur susprogdavo. Todėl, nes šiaip šitų dujų gamtinių, jų yra visur. Čia jau aš nekalbėsiu, jų yra, turbūt, jeigu jau kas daugiau pasidomėjo, aš nespecialistė, jų yra bet kurioje anglės šachtoje. Iš pradžių, kiek aš žinau, sakė, ten ir Lenkų angliakasiai, jie išleisdavo dujas, nes sprogimai šachtos. Tai prasme, tos pačios susidarančios dujos. Ir nekalbant apie kolbetmetanas, kuris ne šėl gazas, bet tai yra iš principo tos dujos, kurios absorbuotos ant anglies. Aš jau nekalbėjau tų netradicinių angliavandenilių. Vėlgi, jeigu yra paviršinis vanduo poros metrų gylyje ir jisai eina, sakykime, iš jo geriama ir yra kažkas kažkur pragrėžė, ten kažko jam reikėjo ar pažeidė ir tos dujos pateko, jisai gali bėgti iš krano, be, sakykime, dėl gamtinių sąlygų. Bet tai gali būti vėlgi vienas iš paaiškinimų, tai kadangi iš tikrųjų dar ir studija ir Jungtinėse valstijose yra užsakyta tam, kad, sakykime, niekas šitų grėsmių, kaip sakiau, skaičiais, nei pagrįsti, nei atmesti negali. Nes iš tikrųjų, kaip tai eina toliau, kaip tai eina, kaip veikia. Daugiau dabar, kuo daugiau yra žinojimas, kiek teko, ne pačiai tam susitikime, bet, sakykime, valdžios oficialiuose irgi pranešimuose girdėti, kad dabar jau daugiau pradeda žiūrėti, kaip tai veikia, sakykime, ta cementacija, tas technologijas, o nesluoksnis patys. Atsiranda vėlgi naujos grėsmės, jeigu vienas, tai tada kiti klausimai iškyla. Ir vienas, ką iš savo akį mačiau po pranešimo, kai buvo Lietuvos delegacija dabar Jungtinėse valstijose, kur viena iš išvadų buvo jų, sakykime, specialistų pateikta buvo, kad skalūnų dujų gavyba Amerikoje yra kūdikystės stadija. Tai va, tai žodžiu, išvadų nepateikiau, klausimas paliktas atviras. Tiek.